Brangus broliai ir seserys, brangi Dievo bažnyčios šeima. Kaip gera būti su jumis. Mes pirmą kartą pas jūs tokiame susitikime, kaip vakar ir pamaldose, ir Sabatos mokyklos grupelėje mes sušilome. Taip gera. Ir gera kartu šlovinti mūsų viešpatį. Maloninga ir gera ir atjaučianti ir suprantanti mūsų bejėgiškumą ir mūsų silpnumą. Tačiau tą Dievą, kuris niekada mūsų nepalieka, kaip nepalieka gera mama savo vaikelį suklupusi, kaip nepalieka geras tėvas pakeliantis savo pargriuvusį vaiką. Ir štai aš turiu rankose tokį skirtuką, o čia turiu tokią širdelę. Ir tai yra mano širdies dalelė, laimė, mūsų širdies dalelė. Mes paliksime jums, paruošiau, tiesiog atriekiau nuo Dievo žodžio šiltą kvepiančią kepalą po vieną riekelę. Po vieną riekelę. Čia jūs rasite, jų yra 75. Čia įdėta daug širdies ir laiko, bet svarbiausia čia yra Dievo žodis. Jūs rasite skirtuką, kitoje pusėje yra nuoroda, šventąjį raštą ir galbūt ištrauksite tą, kuri jums bus skirta. Ir išeinat po pamokslo galėsite pasiimti, nes ant kėdės ar gal ant šitos mažos sakyklos bus padėta, išeinant galėsite pasiimti. Taigi, sveikinusi su jumis Biblijos eilutė, kuri tikrai ne veltui yra mums palikta. Ji buvo perskaityta ir aš dar kartą ją pakartosiu. Galatams, taip pat ir klaipėdiečiams, apaštalas Paulius rašo: aš gyvenu. O paskui sako: ne, tačiau nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dar kitą citatą noriu jūs pasveikinti. Pamokslininkas Mayer sako: kai leidžiate laiką su Dievu, tai atsispindi visame kame, ką jūs darote. Aš dėkoju už kvietimą atvykti. Aš dėkoju už pasitikėjimą pasidalyti Dievo žodžiu, Dievo išmintimi, Dievo žinia. Ir aš manau, kiekvienas, kuris yra pakviestas stovėti sakykloje ir dalintis Dievo žodžiu, perduoti Dievo išmintį, suvokia, kad pirmiausia, ką jis kalbės, ar kalba, jis kalba savo. Visi pamokymai pirmiausia skirti kalbėtojui. Taip pat suprantame, kad visas naudingumas, mūsų naudingumas, kyla tik iš Dievo. Ir suprantame, kad visi, ir kalbantysis, yra tarsi skilę indai, bet Dievo naudojami ten, kur jisai numato. Šios dienos tema, kurią mes svarstysime, vadinasi taip, pavadinau taip: ar vyksta permainos mano dvasinėme gyvenime. Rufus Adžiboje sako, kad Dievas galėtų mus pakeisti, pirmiausia, jis turi apvalyti mūsų motyvus. Pažvelkime į savo gyvenimą ir sąžiningai atsakykime savo. Ar mano gyvenimas keičiasi į gerąją pusę? Ar manyje formuojasi Kristaus charakteris? Kokie tikri pokyčiai įvyko mano gyvenime ir charakteryje per pastaruosius 4 metus? Kai vaikščiojau su Dievu, lankau bažnyčią, skaitau Bibliją ir klausausi pamokslų. Labai naudinga atsakyti į tokius klausimus. Jais remdamiesi galime pamatyti realybę, kurioje mes esame. Čia citatos pabaiga. Nes
turbūt rusų kalba daug kas turi knygą Pribėžiščia в Боге. Yra nuostabi knyga. Džimas Hombergeris, autorius knygos Prieglobstis Dieve, sako, mes laukiame išbandymų, kai šėtonas su savo parankiniais puls mus, persekios per valstybės institucijas, o jis pristatė spąstų mums dabar. Visur. Ir laukdami šėtono galybės apsireiškimo nepastebime, jog pakliūvame į jos spąstus vos ne kasdien dabar, kai didžiųjų persekiojimų dar nėra. Įsiklausykime į tai. Apsistokime ties kai kuriais konkrečiais dalykais. Yra nemažai trumpų ar neilgų žodžių, netgi galingų žodžių, kurie akimirksniu gali pakeisti mūsų mąstymą, mūsų mintis ir daug ką mūsų gyvenime. Sakoma, kad viskas prasideda nuo šypsenos, bet mes galime pripažinti, kad daug kas prasideda nuo vieno žodžio. Ir pamėginkime kai kuriuos tų žodžių pavardinti ir pagalvoti, kodėl jie gali būti reikšmingi. Štai kad ir tokie žodžiai. Ne, stop, susivaldyk, patylėk, atsigerk, nusišypsok, nurimk, tikėk, nedvejok, nebijok, nenusimink, paguosk, padrąsink, atleisk, šiandien gailiuosi, atsiprašau, atleidžiu, ačiū, myliu. Pasiilgau. Iki. Parinkau 22 žodžius. Ir atrodo, jų ir užtektų, ir pamokslo nereikia, nes esmė aiški. Beje, dėl žodžio iki. Neseniai parašiau savo draugę laiškelį, pabudžiau, padrąsinau, pasidalinau giesmėmis, o atsisveikinimą parašiau iki ir taip pat pakomentavau. Koks geras, nors trumpas žodis iki. Pilnas vilties vėl susirašyti, pasimatyti, susitikti. Ir vilties susitikti ne tik vieniems su kitais, bet ir su Jėzumi. Ir kaip bus brangu, ir ne tik brangu, bet įdomu susitikti su Jėzumi. Nerasite tai pagalvoję. Man kilo mintis, kad man ir įdomu bus jį pamatyti. Ir susitikti, ir pakalbėti, ir gyventi visą amžinybę. Taigi, šituos išvardintus žodžius, daugelį iš jų, mes turėtume pasakyti pirmiausia savo. Kitus žodžius turėtume ir neturėtume pamiršti, turėtume ištarti kitiems. Deja, ne visada pavyksta. Mums tenka kovoti su mūsų tinguliu, bejėgiškumu, užimtumu, nuotaikomis, su tam tikrais įpročiais, polinkiais, kurie neteikia garbės Viešpačiui. Pamąstykime, yra dalykų, kurias mes darome, kurie neteikia garbės Viešpačiui. Žymus pamokslininkas Dwightas Moody's yra pasakęs: aš turėjau daugiau vargo su savimi, negu su bet kuriuo žmogumi, kurį esu sutikęs. O Bilas Liversidžas, kurio mes turime knygą Pergalė Jėzuje, lietuvių kalba turime, jisai rašo: negyvenkime neapibrėžtumuose, labai sveika įvardinti savo gyvenimo įpročius, kuriuos reikėtų pakeisti. Įpročio jėga. Mes žinome, kad naujas įprotis susiformuoja per 2-3 savaitės. Mes kiekvienas esame valdomi tam tikrų įpročių. Įprotį galėtume paversti tarnu ir savo labui, ir kitų palaiminimui. Labai įdomus dalykas, ką dabar paskaitysiu. Portija Nelson štai taip labai trumpais 5 skyriais parašė autobiografiją. Pirmas skyrius. Einu gatve, ant šaligatvio žioji
gili duobė. Įkrentu į ją. Esu pasimetusi, bejėgė. Tai ne mano kaltė. Užtrunku ištisą amžinybę, kol iš jos išsiropščiu. Antras skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Apsimetu, kad jos nematau. Ir vėl įkrentu į ją. Negaliu patikėti, kad vėl esu toje pačioje vietoje. Tačiau tai ne mano kaltė. Vis dar ilgai užtrunku, kol iš jos išsikepurnėju. Trečias skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Puikiai matau ją. Vis tiek į ją įkrentu. Tai įprotis. Mano akys atmerktos. Žinau, kur esu. Tai mano kaltė. Nieko nelaukus išlipu iš duobės. Ketvirtas skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Apeinu ją. Penktas skyrius. Einu kitą gatvę. Taigi, Dievo padedami mes galime įveikti savo netinkamus įpročius, savo nenorą, savo tingėjimą, savo užimtumą ir netgi savo bejėgiškumą. Telaimina Viešpats. Galime rinktis gyventi kitaip. Dievas siūlo tai ir labai gera priemonė, kaip karalius Dovydas, tai dainius, giesmininkas sakė, viena diena prie tavo slenkščio, tavo namų slenkščio Viešpatie, geriau negu 1000 kitur. Todėl nuostabi priemonė, nuostabus būdas, kur Dievas mus apkabina ir paguodžia, net ir pačiam kampelyje pabūti pamaldų vietoje, pamaldų namuose, maldos namuose. Sistemingai niekada nepraleidžia, nes ten galime išgirsti būtent tai, ko man reikia šiandien, šią akimirką, šiuo gyvenimo tarpsniu. Taigi dabar apie žodžius stop, ne, susivaldyk. Jie trumpi, bet juose glūdi nemenka gyvenimo išmintis, jo labiau Dievo išmintis. Pažvelkime juos lyg mažus žingsnius, kurie gali pakeisti visą dieną, o kartais, kaip sakiau, ir gyvenimą. Jie tarsi dvasinis stabdis. Kurioje srityje? Visose gyvenimo srityse. Susivaldymas yra tarsi auksinė gija, kuri perpina kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Ir jis, kaip šventosios dvasios vaisius, turėtų persmelkti visą, ką darome. Aš tai ruošdama šitą temą, šitą pamokslą, dar labiau supratau, kad tai turi persmelkti viską, ką darome. Džonas Skotas rašo, jei suvaldome liežuvį, apetitą, pyktį, įsižeidimus ir mintis, vadinasi, mūsų gyvenimo indą pripildė šventoji dvasia. Osvaldas Čembersas, mes turime turbūt jo knygą Šlovė jam, ta knyga kaip vadinasi, jisai rašo, didžiausias šventosios dvasios buvimo žmoguje įrodymas tai stiprybė susivaldyti, kai visi žmogiškai impulsai ragina veikti. Čarlzas Sperdžinas, žinome šitą žymų pamokslininką, jisai rašo, tikroji žmogaus stiprybė pasirodo ne tada, kai jis veikia, o tada, kai susivaldo. Ir turėtume atminti, kad emocijos yra nuostabus tarnai, bet baisūs šeimininkai. Todėl kaip svarbu ir jas suvaldyti. Bilis Gremas, taip pat pažįstam šitą pamokslininką, jisai rašo, susivaldymas yra visų dorybių raktas. Be jo meilė virsta aistra, tikėjimas fanatizmu, o nuolankumas silpnumu.
Suvaldytas pyktis, švelnus žodis, geras darbas yra tikro tikinčiojo ženklai. O pasak White, paklausykit, kokia įdomi mintis, pasak White, susivaldymas tai yra dangiškos kultūros ženklas. Pirmą kartą sutikau tokią jos įvardinimą, kas tai yra. Susivaldymas yra dangiškos kultūros ženklas. Mes sakėme, kad daug kas gali prasidėti nuo vieno žodžio, bet gerai suprantame, kad viskas prasideda nuo ko? Nuo minčių. Ir tas pats Čarlzas Sperdžinas sako, saugoti savo mintis yra didesnis darbas, negu saugoti iždą. Todėl labai svarbu pažvelgti į savo vidinius pokalbius. Į kur jie krypsta? Į kur dažnai krypsta? Nukrypsta tai tikrai, bet kur dažnai krypsta? Vis pažvelgti į savo vidinius pokalbius, savo mintis. Dabar atsiverskime, kas norite, Biblijoje, paskaitykime Patarlių 25-28. Ja, galbūt žinome šitą rašto vietą, bet ji labai svarbi, kad mes ją perskaitytume. Patarlių 25-28. Kaip atviras miestas be apsaugos yra žmogus, kuriam trūksta savitvardos. Taigi, savitvarda, susivaldymas yra tarsi širdies sienos, kad neįsiveržtų priešas, mūsų priešininkas. Ir be susivaldymo žmogus iš tikrųjų yra pažeidžiamas. Juk mes gerai žinome, vaikučiams, jeigu nustatome ribas, jie jaučiasi saugesni. Taigi, susivaldymas tai mūsų sielos sienos. Joyce Meyer sako, susivaldyti tai reiškia daryti tai, kas teisinga, net kai visai nesinori. Kai visai nesinori. Daryti tai, kas teisinga. Reikėtų daryti tai, kas teisinga. Tai yra susivaldyti. Dabar apie žodį tikėti iš tų mūsų išvardintų žodžių. Kažkas yra pasakęs, klaidinga manyti, kad tikėjimas Dievu tik silpniesiems. O ne, tikėjimas Dievu tai vidinė jėga, gebanti įveikti netikėjimą, priešiškumo jėgą, nesusipratimus, nusivylimą ir sunkumus. Pasitikėjimas Dievu tai nuostabi vidinė jėga, kuri gydo, jėga, kuri nesipriešina Dievui, o leidžia veikti jam ten, kur patys jau nebesusitvarkome. Elena White rašo, Jėzaus gyvenimas buvo nuolatinis pasitikėjimas dangumi, palaikomas nuolatinio bendravimo su Dievu, tik nuolatinis, nuoseklus bendravimas su Dievu, tik nuoseklus Dievo žodžio skaitimas, nors po eilutę, bet kasdien. Tai yra tokia jėga, toks dinamitas, kuris padeda mums įveikti ir išorinius sunkumus ir kliūtis, kurios sukyla mumise. Taigi, norėjau pasakyti, kad nenusvyra mūsų rankos, kai pamatome, kokie esame dar nebrandus ar silpni. Pranašystės dvasia mus padrąsina taip. Mūsų silpnybių gali būti daug. Mūsų nuodėmės ir klaidos sunkios, bet Dievo malonė skirta visiems, kurie nuolankiai jos siekia, kurie pasitikė visagalio Dievo jėga su visų nuoširdumu ir visų nuolankumu. Kas pasitikė Dievo jėga, nepaisant, kad turime silpnybių. Taigi, kai būname vieni, savo tyliame maldos kambarėlį, aš manau, kiekvienas mes jį turime, savo maldos kambarėlį, ar kaip gamtoje kalbame su Dievu,
ar kai ateiname į pamaldas, ir tai labai svarbu, pripažįstame, kad mums reikia Dievo. Jeigu mes atėjome čia, vadinasi, mums reikia Dievo. Ir jisai yra tas, kuris stiprina tą mūsų vidinę stiprybę, tą mūsų tikėjimą. Dabar apie žodį nusišypsok. Aš nekalbu apie skaudžius išgyvenimus, gniuždančius išgyvenimus, sunkias dienas, kai siela verkia. Tačiau įprastomis dienomis ir namie išeidami iš namų, jeigu mes visada šypsotumės širdimi, būtume geranoriškai nusiteikę kituose matyti gerasias savybės, nusiteikę kasdien pasakyti ar padaryti ką nors gerą kitiems, tai ir mūsų pačių, ir kitų žmonių gyvenimas būtų koks lengvesnis, šviesesnis, jeigu šypsotumės širdimi. Mes turėtume nepamiršti štai tokio dėsnio. Aplink save kursime tą atmosferą, kuri yra mūsų viduje. Aš dar suradau papildomai tokius pamąstymus. Būkime atspindžiu to, ką norime gauti. Norime meilės, būkime mylintys. Norime draugiškumo, būkime draugiški. Norime sąžiningumo, būkime sąžiningi. Norime pagarbos, gerbkime kitus. Mus žeidžia priekaištai ar kalbėjimo tonas, patys nepriekaištaukime ir kalbėkime su šiluma balse. Ką atiduodame, tai visada sugrįžta. Dabar apie žodžius paguosk, padrąsink. Kai baigiau vidurinę mokyklą, mūsų klasės vadovė, tais laikais mes vadindavome tamstą mokytoją, tamstą auklėtoją. Ji kiekviena padovanojo po užrašų knygelę su tam tikra sentencija, tam tikrų pamastymų. Ji buvo literatūros mokytoja ir tai buvo mano mėgstamiausia pamoka, kaip dabar suprantate ir kaip dabar aš suprantu. Dievas iš anksto ugdė tą gražų žodį. Nors gražų žodį ir gražiai kalbėti, iškalbingai ir labai vaizdingai mokėjo mūsų mamytė. Jeigu nenuvažiuodavo į Žemaitiją, į šitą nuostabų kraštą, į Mažeikių rajoną, Vikšnių apskritį, į kokį Meižių kaimą, kur buvo jos tėviškė ir šalia esantis kaimai, kur jau gyveno jos seseris, tai būdavo pabūna ten kelias savaitės, o anais laikais labai susirašinėdavo laiškais, popieriniais. Ta nuostabi buvo priemonė susirašinėti popieryje ir parkeriu. Ir jie prašydavo, va, kaip žolelė atrodo, vaiko koks rytas, o štai kaip mano mamytė apsirengusi, kokia tai prijuostė, o ant tos prijuostės kokios gėlelės. Na ir vairių detalių, kaip žmogus buvo, kaip šypsojosi, kaip nusiteikęs. Tu skaitai laišką, tu vaikštai po nuostabę Žemaitiją. Jis išvyksta į kitą kelionę ir vėl neprašo. Važiuodavo pas mano sesutę Laimę į jos nuostabų ūkį, kur Dievas palaimino jos rankas, kur jinai tokius nuostabus dalykus daro. Tai ir iš ten jinai aprašydavo, kaip ten karvės mūkė, koks rytas išaušo ir visą kitą aprašydavo nuostabiai ir labai gera. Ir aišku, ne kiekvienas yra apdovanotas iškalbingumu, bet gera pasiklausyti, kas yra iškalbingas. O kas yra labiausiai iškalbingas? Tai mūsų Viešpats, kai skaitai raštą, kokia ta rasa, kaip jinai atgaivina, kaip jinai pamoko, pabara, mums reikia pabarimo ir kaip apkabina. Taigi, nukrypau šiek tiek, tai klasės mokytojai padovanojo užrašų knygelę su linkėjimais ir man teko tokia sentencija, toks pamastymas, gerai žymaus lietuvių poeto žodžiai. Jisai rašė: visada žemėje per mažai gerų žodžių, meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę,
jų vienas kitam, nusinešame užgniaužę juos savo širdyse, praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų. Tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtume. Čia galėtume pridėti, tarsi ne vieno Dievo vaikai būtume. Kai važiuodavau į darbą visi iš ryto, dabar jau mes esame mandagesni, o tada, kai buvome labai mandagus ir kai autobusus grūsdavomės, viens kitą pakimždami, ir taip pat ir aš įlipau į autobusą, paskutinę, už mane vos užsivėrė duris, privėrė man dar ir suknelę. Ir stoviu aš, važiuojam, linguojam ir pakeliu akis. Ir tokie liūdni veidai, rytas, dar tik 7 po 7, liūdni ir netgi rūstus veidai. Ir galvoju, kodėl jie dabar negali būti gerai nusiteikę, kodėl jie negali, nešypsoti, bet būti giedrais veidais. O aš paskui galvoju, tai iš tikrųjų Dievas sako, kodėl tu taip galvoji? Tave tai vyras išlydėjo, apkabino tave. O šitų žmonių gal niekas neapkabino, gal jie išėjo iš namų susipykę, gal jie sergo ko nors, gal kas nors jiems skauda, jeigu nekūna, tai dūšia. Taigi, čia aš paminėjau, mes atkreipiam dėmesį paguost, padrąsink. Taigi, deja yra krikščionių ir būnu aš, kai neguodžiame ir net nepagalvojame gerai apie kitus. Todėl guoskime vieni kitus tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Nes vienas nuoširdus padrąsinimas yra tarsi jėga galinti pakeisti santykių kryptį. Pakreipti visai kitą linkmę, sušildyti ir pagydyti. Ir sakykime vieni kitiems ir pasaulio žmonėms, sakykime, kaip brolis dalinasi Dievą aukština ten, kur 1000 ar 100 žmonių. Sakykime tokius pavyzdžiui žodžius. Dievas yra arčiau nei kitas tavo įkvėpimas, arčiau nei kita tavo mintis. Dievas labiau patikimas nei tavo labiausiai saugoma paslaptis, sako Maksas Lucado. Sakykime tokius žodžius žmonėms. Žinojimas, kad yra pasaulis ir tas, kuris rūpinasi mumis, bei teikia pagalbą, leidžia į susiklošusias aplinkybės pažvelgti visai kitoje šviesoje. Sakykime panašius žodžius kitiems ir vienas kitam. Bet dar pamąsčiau ir radau tokią savo pamąstymą papildomą mintį. Ir noriu pasakyti, gal ir jums kartais iš pačių sielos gelmių prasiveržia graudus vienišumo jausmas, nepaisant, kad nesate vieni, kad esate tarp žmonių. Todėl ir jūs pasiguoskite šitais žodžiais. Dievas yra arčiau nei kitas jūsų įkvėpimas, arčiau nei kita jūsų mintis. Jis labiau patikimas nei jūsų labiausiai saugoma paslaptis. Pranašystės dvasia knygoje Ugdymas. Būtinai atkreipkite dėmesį šitą knygą, grįžkite prie šitos knygų. Aš manau, visi ją turite. Jeigu neturite, ieškokite, kaip ją turėti, įsigyti. Ir dar vieną, kaip mūsų bažnyčios literatūros redaktorė, viena iš redaktorių, noriu pasakyti, kad aš viliuosi ir labai tikiu, kad visos lietuvių kalba išleistos mūsų leidyklos, kuri buvo Amžinoji uola, ir dabar leidybinio skyriaus leidžiamos, mūsų bažnyčios leidybinio skyriaus leidžiamos knygos yra jūsų vertinamos ir visas jūs perskaityti. Ir viena, bet kuri iš jų šalia Biblijos guli prie jūsų lovos,
ten spintelis, ar toje vietoje, kur yra jūsų maldos kambarėlis. Viliuosi, kad jūs perskaitė didžiąją kovą ne vieną kartą, ir pranašai, ir karaliai, patriarchai, pranašai, ugdymas, kelias pas Kristų, Kristaus kalno pamokslas, ir dar galėčiau vardinti. Jūs turbūt padėtumėt man, sakysim, Rumaldą ir panašiai, mes ir šitą perskaitėme, skaitykime. Aš čia skaitau įvairius komentarus, bet tai galinga jėga, kuri kažką mumyse padaro, kažką mumyse keičia. Todėl aš pasižadėjau šiandien pamokoje, kuri tai nuostabiai vedėsi su Ilona. Pasakiau, aš kažką pasižadėjau, dabar įgarsinti. Aš pasižadėjau, skaitydavau Bibliją, bet dabar pasižadėjau, Dieve. Yra žingsniai, kažką reikia daryti, keisti. Aš skaitau ir nemažai, ir aš be to skaitau redaguodama. Iš kur aš tiek susirinkčiau nuostabių citatų, kurio pilnos mano knygos, ir pilna jų daug. Tai ne mano išmintis, bet ir eilėraščiai, tai ir tai ne mano. Aš tik indas, kurį Dievas panaudojo. Kai pasižadėjau, aš paskaičiau Biblijos skyrių ir paskaičiau skyrių ar pusę skyriaus iš Elenos White knygų, kurią nors knygą, vieną knygą esu pasidėjęs šalia savęs, tai ugdymas. Aš raginu jūs, broliai ir seserys, aš nemokinu jūsų, kas aš esu, bet dalinkimės tą patirtimi ir įkvėpkime keisti. Žingsneliai, kurie gali labai daug ką padaryti mūsų gyvenime. Ir mano sesutė Laimė prisiminė, kad Pavelas Goja labai gerbė Dievo žodį, nes tai buvo įdėta iš vaikystės. Tai jisai neišeidavo, neperžengdavo nuo mūsų slenksčio, kol nebus paskaitęs Dievo žodžio, bent eilutės ir ką nors, kokią citatą iš Elenos White knygos. Jisai turėdavo tiek jėgų, tiek įkvėpimo, tiek išminties per dieną, kai reikėdavo ir jėgų, ir išminties, ir stiprybės. Tai paėmiau dar papildžiau, ką norėjau pasakyti. Tai dabar žiūrėkite, knyga Ugdymas. Pranašysis dvasia sako, atsiprašau. Tegul jūsų namuose bus giedamos malonios ir gražios giesmės. Tada mažiau laiko liks smerkimui, o daugiau padrąsinimo, vilties ir džiaugsmo žodžiams. Trečias dalykas – Biblija, Elenos White ar kita dvasinė knyga ir giesmės. Neturim galimybės giedoti, klausykime. Labai keičia mąstymą, požiūrį, emocijas. Nes emocijos mūsų tarnai, bet baisus šeimininkai, jeigu jos yra neigiamos. Gerai, dabar apie žodį atleisk. Visų žodžių aš neaptarinėsiu, nes jeigu aptarinėsime 22 žodžius, tai mes su Laime namo išvažiuosime 8 val. Vakare. O dabar mes aptarsime kai kuriuos apie žodį atleisk. Čarlzas Stenlis sako, tu negali valdyti, ką kiti daro, bet gali valdyti savo reakciją. Atleidimas yra aukščiausia susivaldymo forma. Ir kai pasirenki atleisti, tu išlaisvini du kalinius – kitą žmogų ir save. Pakartosiu, nes tai man pasirodė labai svarbu. Atleidimas yra aukščiausia susivaldymo forma. Ir kai pasirenki atleisti, išlaisvini du kalinius – kitą žmogų ir save. Nuostabu. Apie Džoną Wesley, Anglijos bažnyčios reformatorių, mes skaitėme apie jį knygoje Didžioji kova, mes žinome iš istorijos apie jį, pasakojame. Vieną vakarą, kai Džonas Wesleys grįžo namo po pamokslo, o tais laikais pamokslaujama buvo 2, 3, netgi 4 kartus per dieną, nes pamokslais pamokslininkai pasiekdavo minias, būrius žmonių. Taigi, kai jisai grįžo namo po pamokslo, jį prie durų pasitiko piktas kaimynas ir pradėjo ko neveikti. Wesleys tylėjo, o galiausiai pasakė tik tiek, viešpats tebūna tau gailestingas. Kitą rytą tas pats vyras atėjo atsiprašyti, sakydamas,
aš norėjau tave įžeisti, o tu palietei mano sąžinę. Taigi kaimynas atsivertė, o Veslio atlaidumas ir ramus elgesys tapo gyvų liudijimų apie Kristų. Osvaldas Čembersas sako, dvasinės brandos matas nėra tai, kaip tu gražiai kalbi, ar gražiai meldiesi. Jis sako, dvasinės brandos matas yra tai, kaip greitai tu atleidi. Deja, nors iš vaikystės buvau auklėjama, mūsų mamytė buvo adventistė, tėvelis buvo netikintis. Buvau auklėjama, mes visi buvom auklėjami atleisti ir mylėti, mes labai mumise buvau dama apsikabinti. Ir tas jausmas išliko iki šiol, aš labai vertinu, kai vyras mane dažnai apkabina. Jisai žino, kad tai tiesiog gydo, tai labai svarbu. Ir mamytė ir mokino būtent mokėti gražiai atleisti, o to vyro nušoko truputį, atsiprašau. Tai man teko mokytis atleisti. Mano vyras kraštakošis, bet ryte apsisuko, atleido. Ne tik atleido. Jis ateina, apkabina ir atsiprašo. Man tai būdavo stebėtina, vyras ateina ir atsiprašo. Už žodį, už veiksmą atsiprašo. Ir apkabina. Taigi, aš nebuvau tokia, o dabar jau mokusi, sakau, tai mano mokytojas. Ir reikia pasakyti tokius žodžius savo vyrams. Gerus žodžius. Taigi turėtume atminti, kad nuoskaudai, įsižeidimai, taip, apie atleidimą kalbam, nuoskaudos, įsižeidimai, tai yra, jie daro destruktyvų poveikį mūsų gyvenime, mūsų širdyje, mūsų mąstysenoje. Ir jeigu įsižeidimai yra kaupiami, sandėliuojami, jie tampa kenksmingi ir mūsų emociniai ir netgi fiziniai sveikatai. Mes gerai žinome, medikai, ką reiškia kaupiamos neigiamos emocijos, kai neatleidžiama. Ir kažkas išmintingai patarė, kad jeigu įsižeidžiame, į įsižeidimą reikėtų žiūrėti kaip į signalą. Jog laikas padirbėti su savo vidinėmis nuostatomis, o neskubėti kaltinti kitus. Antra vertus, mums derėtų atminti, kad visi mes esame dar nebaigti statiniai. Tai į kitą aš pasižiūriu, jis dar nebaigtas statinys, viešpats jį stato, dar jam kažko trūksta, betgi aš taip pat nebaigtas statinys. Ir tada gimsta atlaidumas, nes man viešpats daug atleido. Kogi aš dabar kabinuosi prie brolio, sesės, žmonos ar vyro, ar bažnyčioje. Taigi mes dar nesame užbaigti statiniai, todėl turėtume būti atlaidesni. Ir Kristas Karje sako, atleidimas tai dovana, tai malonė. Gavęs šią dovaną atiduodu ją kitiems. Abiem atvejais lieku visiškai patenkintas. Atleidimas tai dovana, tai malonė, atiduodu kitiems. Taigi apie susivaldymą mes perskaitėm, kad žmogus, kuris nesusivaldo, panašus į žmogų, į miestą, kuris be sienų. Ir susivaldymas saugo širdį, o atleidimas ją išlaisvina. Dar apie porą žodžių. Apie žodį šiandien. Brolis Audrius atsistotų ir pasakytų nuostabų pamokslą šiandien. Ir kas yra šiandien, ir ko reikia šiandien. Aš esu girdėjus labai gražių pamokslų brolio. Taigi dabar Elizabetė Elijot užaugo misionierių šeimoje. Kai su vyru ir keliomis kitomis jaunomis misionierių šeimomis ji atvyko į Ekvadorą, pagonių gentis žiauriai nužudė, užbadė ietimis jos vyrą ir 4 misionierius. Nepaisant šitos sukrečiančios tragedijos, ji liko toje šalyje, atleido, nes pasiryžo skleisti mielą
Kristaus pažinimą. Ji išmoko tos genties kalbą ir skelbė jiems Evangeliją žodžiais, gerumu ir nuolankiu tarnavimu. Po daugelio metų ji grįžo į Jungtines Amerikos valstijas, parašė ir išleido ne vieną knygą, skaitė paskaitas, vedė seminarus. Ir štai jos trumpas pamąstymas. Manau, dvasinėme gyvenime nėra nieko sudėtingo, jeigu laikysimės vieno paprasto principo. Išliksiu Dievui ištikimas šiandien. Rytoj iš ryto atsikelsiu, ką sakysiu. Išliksiu ištikimas Dievui šiandien. Kristus tiesiogiai pasakė, nesirūpinkite rytdieną. Išlikti Dievui ištikimam šiandien įmanoma tik suvaldant savo savanaudiškumą ir visa širdimi pasitikint Kristumi. Susivaldymas tai meilė veiksmu. Ir mano knyga baigėsi jau. Apie žodžius myliu pasiilgau. Pranašystės dvasia rašo. Namuose turi būti girdimi meilūs žodžiai. Jie kuria šviesą ir šilumą, kurią jaučia visi šeimos nariai. Čarlzas Stenlis sako, nemanyk, niekada nemanyk, kad tavo artimieji žino, jog tu juos myli. Kalbėk jiems apie tai. Žodžiai patvirtina meilę. Be jų žmogus gali jausis nemylimas, net jeigu yra mylimas. Čia rašo Garis Čapmanas, mes jo turbūt ne vieną knygą esame perskaitę. Taip, žodžiai patvirtina meilę, be jų žmogus gali jausis nemylimas, net jeigu yra mylimas. Deja, tai dažnai daro vyrai. Aš nesakau, kad visada, o aš pasakiau dažnai, reikėtų sakyti kartais, vyrai taip daro. Vyrai, jeigu žmonos nepaklusnios, paieškokite savy kaltės, meilios ir malonios bus jos, jei sulauks iš jūsų to paties. Kartais vienas paprastas pasiilgo gali padaryti daugiau nei ilgas pokalbis. Ir pagalvokime, kokia unikali mintis. Juk pats Dievas ne tik myli, jis sako, kad myli mus. Jeremijo 31:3. Amžiną meilę aš pamilau tave. Amžiną meilę tave. Kadangi visi įrašai vardu nesakysiu. Ir tave, ir tave, ir tave, ir tave, ir mane. Aš rašiau šitą, žinot, kaip kartais yra, aš verčiu giesmes, ruošiu tą giesmyną šlovink viešpatį. Čia tik dalis pavadinimo. Šlovink viešpatį, o toliau mano siela. Ar nepamiršk, koks jis geras. Kai verčiu šitas giesmes iš kitų kalbų, aš pirmiausia būna užkabina melodiją, bet labai gilinuosi į žodžių prasmę. Ir kai mes giedame, mes kartais sakom, kai giedate, būtinai atkreipkite dėmesį į žodžius, kokie yra žodžiai. Taigi žiūrėkite, Jėzus viešpats sako, amžiną meilę aš pamilau tave. Jisai sako šituos žodžius. Dievas, jei Dievas taip kalba mums, tai ir mes galime būti jo meilės balsas kitiems. Ne mano vyro balsas man, bet Dievo balsas per mano vyrą man. Tiesiog persismelkime tą mintimį, to pojūčių, to svarbumu. Ir pabaigai. Taigi, koks buvo mūsų svarstamos temos pavadinimas? Ar vyksta permainos mano dvasinėme gyvenime?
ar mano gyvenime. Mes tikrai turėtume nenusivilti, per daug nusiminti kartais reikia, bet per daug nenusiminti. Jeigu mes matome tą savo nebrandumą ir netobulumą. Bet pamokslininkas Mayer sako, nesipuikuokite, neįmanoma įveikti visų pagundų kart ir visiems laikams. Galite nuspręsti, kad tapote labai patyręs ir daugiau niekada nesuklupsite. Stop, geras žodis. Taip manydami, jog niekada nebesuklysite ir nebesuklupsite, tapsite lengvu šėtono spąstų taikiniu. Nenusivilkime, nenusiminkime per daug. Ieškoju žodžio, kaip čia dabar šventame rašte, neliūdėk, ar kaip čia tą žodį vardyti. Ir tada vis dėlto radau daug kartų viešpats sako, Jėzus sako, nenusimink, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, nenusimink tą, kuris buvo paralyžiuotas, kelkis ir eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tai kad per daug nenusiminkime, kabinkimės į viešpatės ranką, jau niekada Jėzus rankos nepaleiskime. Aš esu tėvui pasakojau per pamoką, kai dirbau skyriuje, aš stengdavausi pirmą pasitikti ateinantį naują ligonį į skyrių. Aš nieko blogo negaliu pasakyti apie savo kolegas arba medikus, yra nepaprastai daug gerų, nuoširdžių medikų, sesučių, kaip ir aš sesuo, slaugytoja. Truputį nukrypsiu į šoną, buvau pakviesta kalbėti vienai konferencijai ir sakau, pamenate, mūsų tėvų laikais buvo gailestingosios seserys. Vaikščia gražiais kaip kepuraitėm, tokiam gaivėliumais, ramiai. Paskui pervardino, kaip mus vadino, medicinos seserimis, seserimis. O paskui jau galiausiai jau čia šiais laikais pervadino į slaugytojas. Ir sakau, ar žinote, kodėl pervadino į slaugytojas? Nes mes buvome seserys, medinės. O dabar slaugytojos. Turime palinkti prie ligų. Taigi, kai įeidavo ligonis, atvesdavo ligonį, jau palydėdavo į skyrių gulgyti, aš stengdavos pirma jį pasitikti, nuteikti vilčiai, nuteikti, kad bus geriau. Jeigu ne gerai, bet geriau bus ir kad viešpats nepaliks. Kažką gero dar pasakyti, ramiai ir maloniai. Bet kai išeidavo ligonis, būdavo išrašomas, aš netgi stengdavus taip atsargiai, švelniai, bet jį išlydėti, kad jau kitos sesės nebėtų paduoti, irgi nenoriu blogas sakyti, mano kolegės tikrai yra profesionalis, paduoda, su gero palinki, aš stengdavus išlydėti, palydėti pat durų ir sakydavau, jeigu tai vyras sakydavau, aš noriu jums paspausti ranką. Jis paspaudžia ranką ir aš nepaleidžiu. Sakau dabar, kaip aš nepaleidžiu rankos, taip nepaleiskite Jėzaus rankos. Niekada. Jisai visiems mums labai reikalingas. O kai išeidavo moteris ligonė, panelė, moteris, ponia kokia, tai sakydavo, ar galiu jūs apkabinti? Ir apkabindavau. Ir sakau, taip jūs viešpats apkabina ir išlygi tolesnį gyvenimo kelią. Žodžiai labai reikšmingi. Mes kartais nenorime, kad labai gyrė, pergyrė, bet šilto žodžio reikia, palaikymo reikia visur. Tie badantis, smerkiantys žodžiai, mes žinom, jie žeidžia. Tačiau, kai labai ir dažnai žeidžia, ir amžinai žeidžia, pasakėme, pažvelkime į savo vidinės nuostatas. Kas su mumis negerai, kodėl mus taip žeidžia, kas ten mumise tupi toks, kad jį žeidžia. Taigi, amžiną meilę aš pamilau tave, viešpats sako, kaip nuostabu. Jei Dievas taip kalba mums, ir mes būkime jo meilės balsas savo žmonai, savo vyrui, nebūkime šykštus. Ir visiems kitiems, su kuo susitinkame. Taigi, Mayer sakė,
nemanykite, kad taip jau visam laikui įveikite kažkokią savo kažkokį įprotį, kažkas, kas jumise negero, tačiau per daug nenusiminkite. Ir Derekas Princas, man labai patiko jo pasvarstymas, kai brolis vedantysis pamaldas vis dažnai pagerbė Bibliją. Tai ir aš noriu pasakyti, Biblija tai vienintelė knyga, kuri tiksliai diagnozuoja žmogaus bėdų priežastį, arba net bet kuri kita knyga pagrįsta šventuoju raštu. O žmogui kylančių problemų priežastis glūdi viename trumpame žodyje nuodėmė, savanaudiškume. Tačiau nė viena knyga, išskyrus Bibliją, nediagnozuoja nuodėmės prigimties ir pasekmių. Ir ne jokia kita knyga, išskyrus Bibliją, nenurodo išsivadavimo priemonių. Taigi, komentarai nereikalingi. Dabar užbaigėme mūsų svarstymus, tą citatą, kurią mes pradėjome pradžioje, kurią aš jums palinkėjau, kad kai leidžiate laiką su Dievu, tai atsispindi visame kame, ką jūs darote. Jūs tampate ramesnis, aplinkiniams lengviau su jumis bendrauti, jūs džiugus ir nenusiviliate bet kokioje situacijoje. Leisdami laiką su Dievu, jūs tampate imlesnis jo meiliai, kurią jis siekia išlieti jums ir per jūs kitiems žmonėms. Laimina Viešpats mumyse savyje ugdyti vidinį žmogų, susivaldantį žmogų, pasakantį gerus žodžius, mokantį atleisti, labai pasitikinti Dievu, ko dar nepasakiau. Neskubantį priekaištauti, ko dar nepasakiau. Šiandien bus ištikimas Dievui. Ką dar nepasakiau, myliu, pasiilgau. Ką dar atleisk, ką dar tikėk ir ne, stop ir susivaldyk, ar valgyje, ar bet kur. Taigi, laimina Viešpats visą tai, kiek įgalima įgyvendinti. Ir pradžioje norėjau sakyti, o Dieve, palaimink, kad ne aš būčiau matoma, ne aš būčiau girdima, kad būtumei girdimas tu, Dieve. Tai būna visada taip ir tegu gyvena jisai mumyse. Tai gyvena Kristus manyje, tai gyvena Kristus jumise, brangūs broliai seserys. Nepaprastai džiaugiuosi, kad galėjau pasidalyti su jumis šitą Dievo žinią. Mūsų gerajam, kantriam Dievui, kuris sako, ne tik myli, bet sako, amžiną meilę, aš pamilau tave. Tai būna jam garbė, amžiną, šiandien ir visada. Amen. Aš dabar turėčiau pasimelsti. Dabar bus apmąstymo akimirka, o aš padėsiu šitą riekeles. Čia yra Dievo žodžių šilto kepalėlio riekelės. Išeigi galėsit pasiimti, o dabar apmąstysim žodį.